Ką, labą dieną, labas rytas, labas vakaras, ambalai vėl su jumis. Šį vakarą turime nuostabę svečią Ernestą Kareckaitę. Sveiki. Ovacijos. Gali Ernestą garsiau kalbėti, nebijok, viskas tvarkoje. Kalbėsiu. Taip, Ernesta. Malonu, kad atvykai. Malonu tave turėti šiandien čia pas mumis. Ką, gal pradedam nuo to, kas yra Ernesta Kareckaitė? Kaip prasidėjo Ernestas Kareckaitis kovota kelias? Kiek mums žinoma, tai kažkur 16 metų kažkas pas Igną Barysą sportuoti. 16? Papasakok, iš kur, kaip, kodėl, kas įvyko, kad atėjai sportuoti kovinį sportą? Tai visų pirma, tai nuo pat mažens aš lankiau plaukimą, nes mano mama plaukimo trenerė. Tai nuo pat mažens buvau tas sportiškas vaikas, kuris disciplinuotas, važinėdavo į visokias stovyklas, varžybas ir panašiai. Ir tada kažkaip iki 16 metų aš lankiau ir kažkaip pradėjau ne tai, kad domėtis, bet mano pažįstamų tarpe atsirado žmonių, kurie lanko kovinius menus ir man sako, gal nori pabandyti, tipo, pramušti kelis smūgius, išmokti tos savigynos, kad nes vis tiek mergaitė, reikia žinoti. Ir aš pradėjau tą daryti su draugais ir tada pradėjau žiūrėti video, nes pradėjau domėtis tuo ir pats pirmas buvo Ignas Barysas. Ir aš kažkaip užsikabinau, peržiūrėjau visus video ir tuo metu buvo vasara, tai aš kaip tik parašiau nuo rugsėjo, kad norėčiau ateiti pabandyti, pradėti lankyti. Ir jis sako, gerai, lauksiu tavęs. Tai atėjau, po pirmos treniruotės supratau, kad jau papuoliau, kur reikia. Ir žodžiu, ir klausiau, kada kita treniruotė. Ir taip ir pasilikau. Bet tą pirmą mėnesį aš dar bandžiau suderinti plaukimą su būtent koviniais menais. Bet gaudavos taip, kad aš tai vieną varau, vakar į kitą, po vakarinės dar į kitą, ir žodžiu, ten toks balaganas gavosi, kad man sako pasirink ir būtent po to mėnesio laiko aš pasirinkau. O kas sakė pasirinkti? Tiek treneris, tiek mama. Pasakė, kad jau rinkis, nes abiejų sportų negali 100% maksimaliai daryti, tai vieną turi išsirinkti, tai pasirinkau ir pasinėriau. Tai jau gal pamatė net iškart potencialą, ne? Kad jeigu sako rinkis, nes man tai niekada gyvenime nėra pasakęs treneris, kad kažką pasirinkčiau, žinai. Ne, aš visą laiką sakiau, kad aš noriu sportuoti ir nebuvo taip, kad sako, kad būtinai čia, bet buvo taip, kad tiesiog matydavo, kad aš jau pavargusi, kad aš bandau ir ten suspėti ir sako, tu turi tiesiog pasirinkti, ką tu nori labiau daryti. Ir aš tiesiog viduje nusprendžiau, kad man ten vieta ir nesigailėjau nei minutės. Bet įsivaizdavai save atėjus, atėjai sportuoti, kažkiek ten tos treniruotės prasisportavai, įsivaizdavai save, kad būsi būtent kovotoja, kad sieksi, eisi į varžybas, važiuosi į Ameriką ir kažkur kovosi, ar tiesiog pradžiai galvoji tiesiog fan, man čia žiauriai patinka ir... Ne, aš niekada nebuvau to, kur ateitų į treniruotę taip dėl savęs kažką daryti. Aš jau, kai atėjau ir pasinėriau, tai jau žinojau, kad sieksiu jau maks kiek tik įmanoma. Tai turbūt tą ir treneris pamatė, kad atsiduodu visus 100%, nes noriu padaryti geriausią ir būti savo tą geriausią versiją. Tai. O kaip pirmos treniruotės, kokie įspūdžiai? Iš tikrųjų, tai labai gerai atsimenu, kad tiesiog buvo labai daug žmonių, kad treneris labai šiltai visus priėmė, kad tiesiog ta visa salės aura, būtent tas trenerio užkūrimas, visos grupės, tas palaikymas, tiesiog tie žmonės, visi kaip šeima, nors ateina kaip naujokas, bet visi tave priima kaip į savo šeimą ir tiesiog atrodo papuoli į savas vėžes, atrodo. Ta bendrystė visa. Jo, kad treneris yra subūręs labai tą visą artumą ir tas lygiai taip pat iki dabar jaučiasi, nesvarbu, žmonės keičiasi, bet vis tiek visi yra kaip viena šeima. Gerai, supratom. Viskas aišku. O dabar pradėjai sportuoti, pasirinkai, kaip sakant, kovinį sportą ir prasidėjo tavo kovos mėgėjose. Per kiek laiko nuo pirmos treniruotės, nuo to 1 rugsėjo mėnesio, kada pirma kova buvo mėgėjose tavo? Aš pagal kudo kovą, tai po 4 mėnesių.
Jau po 4 mėnesių. Man buvo pirmas varžybos kalėdinis kudo turnyras. Su šalmais visa kudo apranga, jo. Visa aprangas, tas prasikovoji. Kalėdinis kažkur. Laimėjai ar pralaimėjai? Laimėjau, bet va dabar pažiūrėjus tą kovą, tai bet tuo metu tai buvo labai daug įspūdžių, labai tiesiog viduje tas kaip dar daugiau užsitekė, atrodo, pabandėjai, dar jauti, kad tavo, tai iš vis dar laimėjai, tai ir taip ir važiuojam toliau. Matai, kad veikia, viskas, kas įdėtas darbas, ne? Taip. Ir toliau pasikūrėjau visi Lietuvos čempionatą, daugiau pradėjau, kaip sakai, prasidėjo kudo varžybomis, tai toliau ir varžėsi kudo, ar viską iš eilės būdavo kudo, tas kickboksas, boksas, kaip vystėsi viskas? Pačioj pradžioj tai realiai visur važinėdom pagal kudo ir kickboksą ir paskui jau perėjom į MMA. Tai pati pradžia, aišku, tas kudo tai realiai kaip MMA, tik tai, kad su kimono ir su šalmu. Bet pati pradžia buvo kudo ir kickboksas. Tai visur varžybas važiuodavom tenais. Ir kai pradėjome mėgėjose daugiau kovoti, tai pradėt važinėti čempionatus ir dalyvavai netgi Vako čempionate. Ir kaip ten sekėsi, kokie įspūdžiai buvo? Geri, tai vienam dalyvau čia pasaulio čempionate, kur buvo Vilniui, tai 2015. Tai man atrodo, gal buvo 1,5 metų praėjo nuo mano tos pradžios, tai laimėjau tenai. 2 kovas, vienas su Latvija ir kitas su Baltarusija. Ir dar vienam dalyvausi su Airijai, tai 2016 metais. Tai tenai buvau 3. Buvau susitikau su prancūzė, bet pralaimėjau taškais ir buvau tada 3. Aišku, tų mergaičių nedaug, bet ta vieta realiai nelabai ką reiškia. Kaip lygis to Vako čempionato skiriasi, taip pasijautė skirtumas, kai išvarė į Airiją? Iš tikrųjų, tai jaučiasi, kad ten aukštesnis lygis yra, bet taip, kad labai kardinaliai pasikeistų, tai nėra. Tu lygiai taip pat gali ruoštis, važiuoti, tiesiog daugiau žymiai žmonių susitinka, daugiau ten tų ringų pastatyta, ta atmosfera visai kitokia. Tai bet tie Vako čempionatai pirmas tas prisilietimas, ar ne, prie užsienio turnyrų? Jo. Bet būdavo ir kudo, kad mes važiuodavom, aš atsimenu irgi, kad man atrodo 2015 ar 2016 irgi buvo kudo Italijai. Tai irgi buvo tokios pirmos iš tų užsienio varžybų. Tai čia kudo pasaulio ar ten kažkoks? Italijos taurė buvo. Tai tenai irgi važiavom, tai irgi toks buvo į užsienį labiau nukryptamas. Nes aš kaip įsivaizduoju, vis tiek Lietuvoje tas nėra, žinai, bent jau nebūdavo tada, ypač 2015 gal tų populiarus moterų tarpe tas, nes kovinis dabar tai jau išpopuliarėjęs dabar, va čia daug ten tų ir grupinės ateina moterų treniruotės, daug užsiema, bet tai nebūdavo lengva rasti su ko kovoti, nes realiai ką prasikovoji, ten ir einas tas mažas ratas tų kovotojų būdavo, ne, aš kaip įsivaizduoju. Ir kai išlėkia į Airiją, ten jau visiškai daugiau, ten jau tų priešininkų ateina ir aukštesnio lygio, ten nežinai ką gausi. Jo, bet tuo metu dar nebuvo kad labai daug būtų, ne taip kaip dabar, bet vis tiek, aišku, užsienį visai kitaip negu Lietuvoje, bet irgi buvo labai smagu, kad tada, kai 2015 buvo Vilniui, tai irgi mes atrodo 4 ar 5 buvom, tai jau irgi buvo smagu, kad ne vieną kovą turėjom. Jo. Tai manėjo kitila, ne? Tai gerai, tai mėgėjų varžybos, Vako čempionatas yra tas Vako čempionate, ta 3 vieta, taip pat tai tada jau tu nuo pirmos treniruotės supratai, kad tu jau šitam sporte būsi, ar tada ar visi šitos kovos ir mėgėjų kovos dar labiau pakurstė tavo norą ir jau supratai, kad va čia jau galiu kažką tokio pasiekti kaip UFC, kas, dabar jau kaip sakant, pasiekti, bet jau... Tai iš pat pradžio tai buvo, kad po tos kovos norėjusi kopti tais laipteliais ir man atrodo mes gal paskui, kaip po to pasaulio čempionatą, kaip laimėjau, tai kažkaip tada pradėjom domėtis tais būtent UFC, kad tais
didesniais tais vandenim. Ir aš dar labai gerai atsimenu, kai mes atidom treniruotę su treneriu ir pradėdavom kalbėti apie tos jau kovotojus, ten tas merginas, ten tuo metu tai iš vis Ronda Rousey buvo ten tas top, bet irgi ten tik tai kelias kovas turėjus, ten buvo tik tai pati pradžia. Tai va tuos atsimenu ir tada pradėjom domėtis vis daugiau ir taip tiesiog svajonys ir toliau. Tai nes tuo momentu atsidarė duris, nes realiai iki to nebuvo, iki Rondos nebuvo, iš visus moteris niekas net nešnekėdavo, realiai tai jinai pagrindinė, jinai pati pirmoji. Jinai išpopuliarino tą visą moterų lygą, jo. Tai iš tos visos, kaip sakyt, po to pasaulio čempionato, iš tų visų kalbų prasidėjo tavo kaip ir profesionalės karjera. Jau tuo pačiu metu. Profesionaliai prasidėjo 2019, aš pirmą profesionalią kovą turėjau, tai iki to laiko visą laiką buvo mėgėjose ir tada būtent 2019 kiaukiai buvo pirma mano profesionali kova. Ir tas visas kaip perėjimas, transitionas iš mėgėjų, profesionalus, kaip tau pačiai, kaip ir psichologiškai, kaip ir lygių skirtumais. Iš tikrųjų, tai aišku, jau visai kas kita buvo dėl pasirašymo, nes tu ruošiesi konkrečiai kovai su konkrečiu žmogum ir aišku, tu jau kovoji didesnėje arenoje ir panašiai, bet iš tikrųjų, kaip ir daugeliu buvau sakęs, kad man turbūt treneris yra tas talismanas, kuris mane labai nuramina, nes kai jisai būna šalia, aš jaučiuosi tarsi, tokia nenugalima, tai man tokio kaip ir kažkokio labai didelio degimo ar labai didelės įtampos nelabai būna, nes aš kažkaip jis mane nuramina, moka taip nusadinti, kad aš ramiai išlikčiau, tiesiog ruošies, padarai viską ir eini į kovą, rodyti, ką būtent tu darai. Prieš ką buvo pirma kova? Prieš tokią Teklę Jeganešvilį, jinai buvo gruzinė, nebuvo, yra gruzinė. Ir kaip sekės? Gerai, tai laimėjau pirmam raunde. Nokautas? Uždaužiau parterį. Tiesiog taip. Tiesiog buvo gruzinė. Tiesiog atėjo. Buvo primūta. Atėjo išėjo. Bet tai tada pirma kova buvo, kai profesionaliai be apsaugų, be jau. Taip. Nes prieš tai visos buvo dar tokios su apsaugom, ne? Taip, Ojo. buvo tos saugesnės truputį. Ja. Jo, ir dar pirmo tokį ir nokautą, visko jau taip laimėjai ir ta jau svajonė tokia, man atrodo, jau mintise biškai pradėjo materializuotis, apie ką kalbėdavote, ne? Iš tikrųjų, tai galima sakyti, kad kuo tu labiau kyli, tuo daugiau tau reikia įdėti pastangų, tai niekada negali užmigti ant tų laurų ir, pavyzdžiui, po tos kovos atrodo, tu jau sieki, nori dar aukščiau, bet turi dirbti dar daugiau, kad būtent tobulėtum ir galėtum apie tai net svajoti, nes, jeigu, tarkim, užlipi į pirmą aukštą ir galvosi apie Everestą, kad kitą savaitę užlipsi, tai taip niekada ir nebus. Tai taip laiptelis po laiptelio kyli, svajoji, bet tuo pačiu ir dirbi dėl to. Tai tavo, kaip sakyti, prasidėjo, kiek kovų turėjai? 2, man atrodo. Pačioj pradžiai turėjau vieną su Tekle, paskui su Klaudija ir tada prasidėjo užsienį. Hexagon. Ir kaip tavo kelias į tą Hexagon, kaip tave atvedė likimas į Hexagoną, į Prancūziją? Tai būtent ir padėjo kiaukiai organizacijos prezidentas Donatas, kad buvo galimybė tenai kovoti ir jie ieškojo kovotojus ir būtent atsirado šansas mums kovoti ir taip ir papuolėm į tą Hexagoną, kad būtent kovoti tenai. Ir kaip tas Hexagonas ten išliekus, kaip ten lygių skirtumas, pati organizacija vis tiek jau jinai žymiai didesnė negu ties lietuviškos organizacijos, kaip tavo tas... Pasikeitė, aišku, ir užsienį tiesiog kaip nuvažiavom, atrodė, kad irgi taip bus, ta prasme, ir toj pačioj kiaukiai organizacijai gana aukštas lygis ir tikrai ir prižiūri ir tos kovotojus, bet tenai nuvažiavus, ten realiai iš vis nieko nereikėjo galvoti, kada nuvažiuoti, kas tave paims, ar kur nueiti ten pavalgyti, ar kas tavim pasirūpins ir toj pačioj arenoj, kada tau kur išeiti ir taip toliau. Tai visko pasirūpino, kovotojui tai reikia ateiti kovoti, o treneriui tiesiog ateiti sekunduoti ir daugiau tau apie nieką nereikia. Viskas sudėliota, bet tai atvažiuoji ten būtent ant kovos, ten nevyksta jokio pasirašymo, ten nedarai jokios stovyklos. Ne, ten tiesiog atvažiuodom kelias dienas prieš ir tiesiog būtent, kad
tas toks oro pasikeitimas, ar tiesiog pati šalis, kad užsienis ir kad svorį pasibaigti mesti ir vat, būtent sverimai, kova ir tada kitą dieną išvažiuoja. Apsiprantė, jau ten turėjo truputį prie to ten laiko, gal nesiskiria ten daug labai, kas ten valandą. Ten dasibaigė svoris, sukovoja, laimė, aišku, ir varai toliau. Ir pirma kova buvo prieš Laticiją Blot. Taip. Kaip ir paskutinė kova. Taip. Kaip atidarei, taip uždarei Heksagonį. Tai kaip Laticija Blot tave kankino tą pirmą kovą, nes baigėt lygiosiamis, tai labai ėjo į tas imtynės. Taip, tai jinai būtent dziudo kovotoja, irgi labai aukšto lygio kovotoja, turinti labai daug pergalių ir tikrai nepėsčia ir apskritai labai galinga moteris, kuri turinti beprotiškai daug jėgos. Tai, bet buvo planas pasiruoštas, treneris puikiai tą tiesiog savo darbą padarė, aš stengiausi jį išpildyti ir ta kova baigėsi lygiosiam ir tiesiog mums reikėjo įsiaiškinti dar vieną kartą. O tas visas pasiruošimas, koks tas planas buvo, tarkim, prieš Laticiją, tai jūs norėjote daugiau stovėsinų su ją kovoti? Taip, tai buvo planas tiesiog stovėsinų iškovoti ir pirmos ir antros kovos planas šiek tiek skiriasi, bet nes pirmoji kovoje galima buvo ją apžaisti ant jos klaidų. Tiesiog tai mes būtent ir žaidėm ant jos klaidų, kad užeitų už nugaros ir mums tas pavyko. Tiesiog neišėjo dabaigti to, ką mes darėm. Tai, o jau antrai kovai mes negalėjom jau lygiai taip pat kovoti, nes lygiai taip pat ir jinai žinojo, kur jos buvo bėdos prieš tai. Tai o antroj kovoj buvo būtent išlaikyti tą atstumą, ištampyti varžovą, išersinti ir būtent dirbti antrų numerių ir neleisti, kad jinai nusiverstų mane. Ir tame tarpe dar turėjai vieną kovą su Kate Batsik. Taip. Ir aš dabar neatsimenu, tu ją žinau, kad irgi decision splitas buvo. Jo. Tai buvo labai gera kova, man viena iš tokių įsimintinesnių kovų, nes būtent buvo ta kova, kurioje galėjom mes pasidaužyti. Tai kaip suprantu, labiau mėgsti stovėsiną negu imtynės. Taip, tai man patiko ta kova, labai buvo irgi jinai labai gera kovotoja ir dabar irgi Cage Warriors turėjo kovų, dabar mačiau perėjo į Invictus organizaciją, tai irgi tikrai aukšto lygio kovotoja ir jinai buvo labiau irgi imtynininkė, labiau parterio kovotoja, bet buvo galimybė pasilaužyti stovėsinui, tai labai smagiai kovoja tikrai. Žinau, tas stovėsina ir mes tas abudu buvom paženklinti. Tai išėjom į Heksagonį. Heksagonį pasiėmė į diržą. Taip. Kova ten, aš atsimenu, žiūrėjom dar klube, tai buvo labai sunkiai atrodė kova, permaininga tokia, labai. Mums patiems laukiam to sprendimo pergalingo. Nervo ląstelės gadinai. O jautėjai, kad laimėsi, kad tavo ranka kils? Jaučiau, iš tikrųjų, tikėjau to, nes dariau, ką man reikėjo daryti ir aš tiesiog, kai man treneris parašė planą, aš pasitikiu to planu ir kai aš jį vykdau, tada aš tikiu viduje, kad aš tikrai laimėjau. O jūs abu ruošėt planą su Ignu, ar būtent treneris parašė? Būtent, kad treneris parašė tą planą, apskritai treneris labai atsakingai tą daro, jis dieną naktį ruošia tos planus, nemiega, žiūri, pergalvoja, permasto ir viskas taip kruopščiai padaryta, kad man tiesiog belieka vykdyti tą ir būtent atidirbinėti tą, ką būtent jisai nori išpildyti kovoj. O dabar, kadangi jau kovoji tam Contender Series ir UFC, kaip gavai kontraktą su Heksagonė, kažkokie dar reikalai yra, dar bus kažkoks titulo gynimas, ar iš tavęs buvo tas diržas kaip ir atimtas ir dabar ten jau kitos merginos kovoja dėl jo? Tai dabar kaip ir laisvas tas diržas, aš būtent tą organizaciją palikau, nes aš turėjau kovą kontenderiuose. Tai sukovau kontenderiuose, gavau dabar šansą kovoti UFC, tai būtent kitai organizacijai priklausau. Tai turbūt dabar tas diržas tiesiog bus kaip ir laisvas, kaip kita kažkokia mergina. Jūs ten labai geri santykiai, aš kaip suprantu, ten su ta organizacija, nes ten ir jie ten ir tavo story mačiau šerinas, ir jūs ten ir juos taginat ir ten
manau, kad ten išliko. Taip, labai šilti santykiai, labai geri žmonės, labai atsakingi ir visą laiką stengiasi padaryti, kad sportininkui būtų kuo geriau. Ir apskritai, kai mes ruošėmės tai kovai dėl diržo, jų būtent video montuotojai skrido į Lietuvą, filmavo, rado laiko tam, tiesiog jie labai stengiasi ir būtent tie santykiai tokie, kad, atgalinis ryšys yra tarp mūsų ir tarp jų ir tiesiog labai smagu, kada būna ir kada išeini iš organizacijos ir nėra jokių piktumų, kad tu ją palikai, o tiesiog tie žmonės stengiasi ir nori, kad tau būtų kuo geriau. Jeigu jie mato, kad tu kyli aukščiau, tai jie ir leidžia tau ir dar stumia tave dar daugiau prieki. Tai tas labai. Bet ir organizacijai, manau, kad labai geras įrodymas, kad tu vis tiek aukščiau. Kad geras tramplinas. Jo, taip. Tramplinas organizacija irgi tokia, žinai, užsirekomenduoja gerą vardą, žinai, kad va iš mano organizacijos kovotojas jau FC, žinai, toliau sekantis žingsnis. Tai aišku, ir ten apskritai dabar jau daugėja tų kovotojų, kurie buvę Bellatoro kovotojai arba perina arba patenka vėl į dar geresnės lygas, tai tikrai ir apskritai mes, kai pradėjom kovoti Heksagoną, man atrodo, tenai buvo gal, jie turėjo apie 4 ar 5 tūkstančius tų pačių followerių, dabar mačiau virš 40 tūkstančių, kad ta lyga tikrai kyla ir Europai, man atrodo, jinai viena iš pirmaujančių yra, kuri taip staigiai ir sparčiai. Kaip pats palaikymas žmonių daug susirenka Žinokit, galiu pasakyti, kad būtent Prancūzijai atrodo, kad buvom Prancūzijai, ne savo šalyje, atrodė, kad žmonės turėtų būtent palaikyti tą Latitį, bet iš tikrųjų tai žmonės tiesiog ateina pasimėgauti renginiu, kas jam labiau patinka, jie tą ir palaiko. Mes po kovos ėjom pavalgyti, tai ten eina tie žmonės fotkintis, ateina į kavinę, rėkia, sako, matėm, kaip smagu, ten mes buvom iš vis. Kitą dieną, kai važiavom į oro uostą, tai ten buvo gal už kem kilų, tai irgi atvarėme į oro uostą, ten pasitiko mūsų, sako, aš mačiau, kaip tu vakar kovoji, einam, aš jūs praleisiu iš karto. Pasijauti tokią truputį superstaro statusą turi. Iš tikrųjų, man asmeniškai tai labai nepatinka, kada taip manęs klausia, bet tiesiog salės Šeštadienį priminti. Tai, bet tiesiog smagu, kad žmonės to domisi ir jiem vis labiau patinka tą stebėti ir aišku, jautiesi vertintos, kad tavo tas darbas, treniruotės ir būtent tas siekimas tikslo nėra tik tai tavo asmeninis ar trenerio tiesiog kartu darbas, bet ir kiti žmonės palaiko, stumia, žiūri, įdomu jiems, tai tas labai smagu. Gerai, UFC Contender Series. Judam į Ameriką. Didžiausia tavo iššūkį tikriausiai. Taip. Ką, judam į Ameriką? Kaip... Prašau, kolega. Jo, gerai, kaip viskas vyko su UFC, kada sužinojai, kad jau bus galimybės sukovoti UFC didžioji scenai? Tai būtent aš gavau skambutį su treneriu per video callą, mums paskambino ryte, man atrodo buvo gal 9 ar 10 ryto ir sako, man reikia su jumis pasikalbėti, paskambino ir žodžiu sako, sako, kovosit kontenderius ir mes, kaip čia, tipo, toks, kai tu atrodo tikiesi, bet kai taip atsitinka, tai toks buvo, kad ir žiauriai džiaugiasi ir atrodo labai nustebęs ir tas visas fokusas pasikeitė 108 laipsnių, dabar taip akis ir žodžiu, buvo, man atrodo, birželio pradžia ir tada mes viską susiplanavom, pasidarėm ir Liepos gale, man atrodo, išvarėm būtent į Ameriką, tai taip staigiai, greitai, bet labai fainai viskas pasikeitė. O pas jūs buvo prieš, sakai, taip labai staigiai, kaip iš niekur tas skambutis buvo, kad nebuvo iš vis jokių kalbų, tiesiog agentūra, kaip suprantu, paskambino. Aišku, buvo ta svajonė, kad tenai būti, kad apie tai kalbos, kad vieną dieną tenai turėtume būti ir taip toliau. Bet taip, kad vadybininkas sakytų, dabar aš kalbu dėl to, kad tu ten kovotum. Tai to nebuvo, jisai to nesakė, jau mums paskambino ir pasakė, tai buvo labai smagu ir, žodžiu, tikrai labai nustebino. Geras staigmena davė. Labai gerai. Jau rytas tai neįlinis, tikrai. Ne, jau buvo toks grinai visą dieną tokio, wow. Ir prasidėjo pasiruošimas priešininkai iš karto sužinojo. Ar... Iš tikrųjų, tai mes
kaip visą laiką treniruojamės, tai tiesiog tu tam lyg ir ruošies, tai ateinančiai kovai tiesiog dirbi, darai. Ir tada, kai ateina ta kova, kad jau realistiškesnė, kad tu žinai datą, žinai su ko kovosi, tai tiesiog tas planas keičiasi pagal tą priešininką. Ir tada pradėjo būtent tas planas pagal priešininką ir keistis. Tai turbūt tos dienos jis pradėjo keistis. Tai jūs pradėjote ruoštis Lietuvoje ir tada... Ir tada išvažiavom. Nes jūs išskridote į Ameriką ir ten dar, ganėtinai ilgai ten dar buvo treniruočio stovykla, kur ten iš viso nežmoniška sunkumo. Taip, tai būtent pradėjom Lietuvoje ir paskui skridom ir pratęsėm viską, baiginėjom tos visus štrichus ir būtent darėm savo darbus. O kaip... Sorry, kolega. Ta pirmoji priešininkė tavo buvo paskelbta, kad UFC Contender Series būsi kovosi su Sora Rakhmonova, kuri turi ir brolį UFC kovojantį. Ir kokios nuotaikos buvo ta, sužinai priešininką, tu kažką domiesi, pasidomi, pagalvoji apie ją, kad kažką, toks. Iš tikrųjų, tai man pačiai domėtis savo priešininkiam tai labai nepatinka, dėl to ir aš visą laiką prašau, kad treneris tą padarytų. Nereikia prašyti, treneris tiesiog tą daro, tai tiesiog tą darbą palieku treneriui, o aš tiesiog stengiuosi vykdyti, ką man sako treneris, o dėl tų visų kalbų, kad čia jos brolis UFC kovotojas, čia bla bla bla, aš irgi turiu Igną Barisą šalia, tai man irgi, lygiai taip pat, visi mano irgi, kaip brolis, aš jį irgi turiu šalia ir nieko negaliu pasakyti, kad jis prastesnis už tą kitą jos brolį, tai čia lygų, niekas negali šnekėti, plus brolis nėra jinai, tai jisai visiškai kitas kovotojas negu jinai, tai... Manau, jos brolis nuo to brolio, žinai, gal. Aš irgi taip manau, tai gali nesidžiaugti. Gerai, supratau. Tai tada išvykai į Ameriką, pasiruošimas super stiprus, super sunkus, kokioj salėje sportavai, kokie treneriai, kaip viskas. Kaip tas priskirimas gaunasi tas, ar pati turėjai susirasti salę, ar jau buvo... su planu, ar jau į Contender Series kažkiek rūpinasi, kur tu sportuosi, ką darysi? Tai būtent mano vadybininkas suorganizavo viską dėl sportavimų. Tai mes sportavom klube MMA Masters, tai tenai ruošiamės būtent stovėsną, partį, imtynės, viską, o būtent fizinis pasiruošimas buvo kitoje salėje pas kitą trenerį fizinio pasiruošimo, kuris yra pačio aukščiausio lygio, būtent Masvidalio treneris fizinio pasiruošimo, tai tikrai matęs ir žinantis, ką daro treneris, o būtent MMA Masters tai buvo toks treneris Daniel ir Cezaris, tai ir jie labai labai aukšto lygio ir puikiai darė savo darbą ir kas labiausiai patiko, tai kad būtent mano trenerio nuomonė buvo visą laiką išklausyta, jie visą laiką kalbėdavosi, tardavosi, nebūdavo taip, kad mes geriau žinom negu tavo treneris ir mes dirbot kaip komanda, ne? Tai tas labai pasitvirtino, jie stengiasi, kad būtų kuo geriau, treneris stengiasi, kuo būtų geriau ir visi kaip vienas kumštis darėm link tikslo, ėjom savo darbais. Tai tas labiausiai patiko, nebuvo kažkokių pašalinių minčių ar kažkokių trikdžių, kas trukdytų ir panašiai, tai buvo viskas labai labai gerai, nes sakau, mes išvažiavom kartu su treneriu ir mūsų dar vienu komandos nariu Renatu ir mes susiruošėmės kartu, sėdėjom salėje, darėme užduotis ir tas viskas ir matėsi. Plus treneris irgi sportuodavo, kad man kuo daugiau padėtų, tai tas ir jautėsi tiesiog būtent toj kovoj, kad buvo pasiruošta maksimaliai. Tai kaip ta diena atrodydavo tavo Amerikai per pasiruošimą? Tai būdavo taip, kad visą laiką 2 treniruotės, vieną dieną būdavo, kad mes 3 valandas stovėsime ir imtyniaujam, tai man stopo 3 valandas treniruotė, tada vakare fizikas, tada kitą dieną vėl stovėsime, o vakare irgi kaip ir fizinis pasiruošimas, bėgimai, spurtai ir įvairūs dalykai. Ir taip ir sukdavosi tiesiog kiekvieną dieną treniruotės ir
iš pat pradžių sunku, o paskui keliesi ir tiesiog persilauži ir dar. Laisvas laikas miegas tik tais, ar dar kokios peiliukus mėtė pasikabinus taikinį? Ne, iš tikrųjų būdavo, kad laisvas sekmanis, tai kartais norėdavosi pailsėti, kartais išvažiuodavom, buvom išvažiavę pažiūrėti aligatorių, ten su tais laiveliais, tai buvo tokia irgi įdomesnė patirtis, tokių visokių susigalvodom, ką paveikti, nueidavom prie jūros, prie vandenyno, pasimaudydavom, pabūdavom kartu, tas toks laikas irgi toks ramus, bet tų minčių tai labai labai padėdavo apskritai tas vandenynas ir tas paplūdimys, tas smėlis, ta visa aplinka labai labai daug davė, kad atrodo grinai ramumą, o mum prie to pačio vandens buvo 2 minutės, tai tiesiog atrodo viskas labai, labai susiderino ir viskas labai gražiai įsidėjo į savo vietas, kaip puzlės susidėlioja. Visas pasirašymas, nuosekliai vykdomas, viskas gerai ir tada staiga pasikeičia priešininkė. Čia kiek laiko įvyko, savaitę ar pusantros kažkas, ne? Pusantros kažkur savaitės, jo, 10 dienų. Tai kas nutiko priešininkai, dėl ko keitės? Išsigando tikriausiai, aš kaip įsivaizduoju. Nežinau, sakė, kad susitraumavo, bet iš istorijų matėm, kad nesusitraumavo. Nežinau, žodžiu. Tai gal brolis pamatė, kad neleido treneris. Sako, blemba. Pažiūrėt, žinai, iš treniruočio tos istorijus. Ne, sesė, žinok, sorry. Tai, žodžiu, sužinojom, man atrodo, likus 10 būtent dienų, tai kaip buvo, tai jinai pati žino, jau komanda žino, mes nežinom, tai kaip yra, taip yra. Ir, žodžiu, pasikeitė tą priešininkį, tai toks buvo iš pat pradžių gal toks kelias valandas, toks didelis, ne tai kad šokas, bet tokia įtampa kitokia, nes atrodo viską turi keisti, bet irgi pasakė, kad priešininkė irgi kairė rankė, tai taip nusimetė dar kažkiek to viso, bet treneris irgi greitai susireguliavo, viską pasidarė, tą pražiūrėjo visus kovas, vėl non-stopų tiesiog 2 didesnis krūvis, dieną naktį jis ten žiūrėdavo tos kovas ir tiesiog ir tą planą pakeitėm, pakoregavom ir viskas pasisekė išpildyti. Na, kova tikrai matėsi, kad stovėsinai mėgsta ir mes planavote, ne, kad tokia kovos įga bus visiškai, turėjo būti planas kitoks, bet jau Olinas tų metą bėgė. Jo, ten buvo grinai viskas arba nieko, absoliučiai mes ėjome tą kovą, pradėjom kovoti, pirmas raundas grinai, pradėjom kovoti, pirmas raundas praėjo ir taip grinai arba viskas, arba nieko. Apsikeitimai įvyko, žiūri, nesitraukia, Tai apsikeitimai vyksta, nesitraukia, tempas 3 raundai po 5 minutės nemažėja. Ta prasme, kai prasidėjo apie tas, kaip sakyt, judėjimas stovėsenai. Taip ir baigėsi. Bet mes čia įpratę esam su Ernestas paringai irgi 10 raundų, ar tu 1 ar 10 stovėsi, mes būnam pavargę, Ernestas taip pat juda. Jau trenerio įdirbis ir tas būtent pasirašymas, viskas, ką jau Ignas yra sukūręs, jau nieko kitur neišmesi. Tai, tas tiesiog norėjosi, jau to kova buvo tokia, kur jeigu neparodysi, kas esi, neparodysi, ką tu gali, tai tu taip ir prarasi tą šansą, bet būtent toj kovoj mum dar grinai mes ir jinai stovėsinos kovotojai, ir aš, ir ėjom taip, daužytis, tai, įrodėm vieną kitą, bandėm įrodinėti, kuri yra geresnė ir tiesiog iki pačio galo varėm, kiek tik įmanoma, tai, bet ta kova, tai man, o Jėzus, pati mylimiausia iš jaus, ačiū Dievui, pirmą kartą, kai po karo išeinu visą mėlyną, tai smagu. Ir iš manęs juokis pats pagaliau, nes visą laiką žiūrėdavau tas kovas, kur ten būdavo mėlyni ištinę ten, kad grinai kaip po karo išeina ir sakydavau, eina savo, kaip gerai čia atrodė viskas, kad va čia tai kova. Ir išėjau ir taip pat jaučiuosi, tai sakiau, labai labai fainai. Ir po kovos ir Dana White'as po kovos bendravai ir dar ir prieš kovą? Ne, prieš kovą aš ją nemačiau, po kovos jisai būtent prie narvo ir stovėjo, jis norėjo pas mus ateiti, bet nespėjo, tai mes išėjom ir būtent aš jį apsikabinau, jisai man ploja, pasako,
you're fucking amazing. Ir man tie žodžiai žiauriai įstrigo, tai buvo labai smagu, kad ir paskui pasakė, kad man atrodo 2 ar 3 kartą tik per visą kontenderių istoriją jis buvo atsistojęs, taip prieės norėjo, kad eiti į tą narvą. Tai va, smagu, kad tas darbas, visas mūsų įdirbis komandos, viskas įeina į vieną ir va būtent susideda. Tai, bet čia, aišku, niekada nebūtų, tarkim, mano komandos, jūsų, trenerio, visų įdirbio ir jeigu man jūs visi neduotumėt spragilų, tai aš irgi niekada negalėčiau tokia būti. Tai čia tikrai ne vienas žmogaus darbas, o visos komandos. Čia niekada negalima vieną sveikinti, čia visą komandą reikia sveikinti, nes visi eina lyg vieno tikslo. Tai. O kaip Amerikai dar truputį grįšiu prie tos treniruočių, ne? O ten sparingai vis tiek vykdavo kažkokie būdo, sparinguodavotės ir kaip ten lygis sparingų? Iš tikrųjų, tai taip pagal... Šiaip ten, jie visą laiką šparinguojasi atsargiai. Ta prasme, jie saugo vienas kitą. Ten treneriai visą laiką... Jie dirba techniškai, viskas tvarkoja, bet jie dažnai ir saugo vienas kitą. Bet jeigu būna, tarkim, pasako treneris, kad jau, tarkim, šią dieną jau grinai tokia aštrų šparingai, tai tada visi šparinguojasi aštriai. Bet jeigu taip tik tai lengvos kovos, tai visi tokie labiau dirba ant technikos, bando padaryti, savo grinai atradinėti karonkės, kurios tinka, kas lenda, kas nelenda, išbandinėti. Nes jeigu tu treniruotis neišbandysi, atėjęs į kovą, pradėsi bandinėti naujus dalykus, tai niekada tau to ir nepavyks. Tai būtent per tas treniruotės bandai ir pagauni savo cinkelį ir paskui jau būna tie rimti šparingai ir per tos rimtus šparingus tu bandai viską išpildyti, ką per tą, tarkim, jeigu penktadienį šparingai, tai tu per tas 4 dienas ką padarai, bandai penktadienį išpildyti. Tai lygiai taip pat kaip ir pas mus. Lygiai tas pats principas dirba lygiai taip pat ir kad būtų taip, kad pas mus Lietuvoje vienaip, o tenai 100 kartų kitaip. Ne, tai gal tik treniruočių, kad tas partnerių gal truputį daugiau taip. Ir gal moterų taip. Vis tiek su merginom, su moterim. Taip, realiai visą laiką dirbdavau su merginom, kad būtent priprasti, dėl to ir važiavom, kad būtų merginų ir kad galėčiau būtent tą darbą pajausti su mergina, nes jos dirba kitaip, tiesiog merginos dirba kitaip nei vyrai ir tas darbas skiriasi ir kai tu atvažiuoji ir pradedi dirbti, tu tą pajauti ir tiesiog per tą laiką prisitaikai ir supranti, kaip kas vyksta. Tai dėl to ir mes keliaujam ir sportininkai išvažiuoja taip pat į Tailandą ir į Amerikas tam, kad tobulėti ir pakeisti partnerius ir kuo įvairesnių kovotojų tu kovosi, tuo pats daugiau kelsi savo lygį, nes bandysi prie kiekvieno skirtingai prisitaikyti. Negali, čia būtų aukščiausia meistriškumo ir visą laiką kovoti su tais pačiais žmonėm. Taip, pačiam rate. Vis tiek prisipranti vienas prie kito. Tam pačiam lygiai ir liksi. Taip. Kaip Dana, kaip tau pačiam pasirodė žemiškas toksai žmogus, ar ne? Vis tiek pamatei. Taip, viskas labai paprastai. Aišku, ten mes jo labai ilgai nematėm, ten greitai jis atvarė išvarė. Bet, žodžiu, labai paprastas, jis pasveikino, pasidžiaugė ir tiesiog, gavom šansą, turbūt vėliau daugiau pabendrausim, bet taip pabuvom ir viskas. Ir paskui jisai, man atrodo, išvažiavo ir mes ten likom tik tai, kad būtent po kovos konferencijai ir viskas. Ir tada jau ėjom į tokius, ten toks labai grinai tokius 2 autobusiukus, taip laimėtojų autobusiukas ir pralaimėtojų autobusiukas. Kokios spalvos autobusiukas. Ir taip vienai važiuoja, kitaip važiuoja. Tai vieni, tai jos garsia muzika, jis šventė partiją. Balsas, kitas liūdno, žinai. Bet iš tikrųjų taip ir yra ir ten taip pat skirta. Tai toks. Emocijom žaidžia, tai žodžiu. Bet viskas gerai, pasivaikė ir buvo, tikrai tokia labai didelė patirtis. Ir tai jau tikrai kitas lygis, jau ten tai iš vis nieko nereikia galvoti, ten jau viskas padaryta, suplanuota, ten tiek žmonių dirba. Jo, tau tiesiog ateini ir darai, ką tau pasako, kur būti. Tau nieko nereikia pačiam galvoti, ten ant tiek viskas suplanuota, sudiriguota, kad visiškai top. Tai gerai, o tai ką, yra kažkokių dabar minčių, kažkokių žinių, agentas kažką dabar kalboja, ar jisai kažką daro? Jau prizai mes, bet šiaip tai ne, dar tiksliai aš nieko nežinau, bet galbūt artimiausiu metu turėčiau sužinoti, tai laukiu siurprizo, kalėdinio gal. O dar noriu paklausti, laimėjai kovą,
Ir kontraktas paskelbtas buvo, kad laimėjai iš karto, ar turėjai dar kažkiek laukti? Neįteikė man. Ten buvo, kad po kovos, kiekvienas su kovojo, ten kaip ta pati paskutinė kova įvyko, tada mes iš karto nuėjom atsisėsti ant tų kėdučių ir tada pasakė Vadanovaitis, paskaitė, iš savo popieriaus rašė tos savo užrašus, paskaitė ir pasakė, kam įtikimas kontraktas, kas turi dar patobulėti ir viskas, bet būtent iš mūsų tų, tai ten gan daug pateko, iš tikrųjų, va, mūsų kova, tai iš viso abidvi patekom, iš kitų kovų, man atrodo, gal tik tai vieni nepateko, bet šiaip visi kiti pateko, tai tie, kurie laimėjo, aišku. Geras kardas buvo, matai. Geros kovos. Visi jau olino metė. Jau visi užsidegę buvo. Tai dabar visas gyvenimas sukasi tokio irgi parinkti, ane, kas laukiant tos skambučių, tokioje nežinomybėje. Jo, tokia nežinomybė, bet to pačiu ir tu tiesiog stengiasi tobulėti, kiek įmanoma daugiau keistis, ruoštis, visas savo spragas bandyti užpildyti per tą laiką, kol ateis tas skambutis, kad būtent nebūtų taip, kad mes turėjom laiko ir kažko nepadarėm. Nes būtent... tu visą laiką esi tokioj treniruočių, tam pasiruošime. Niekad nepaleidai tikriausiai vadelį. Jo, aš išlaikau tą režimą, kad nebūtų taip, kad man pasakė, kad bus kova ir tas viską pradėti nuo nulio. Ne, kažkaip visą laiką ruošies ir tiesiog, kai prasideda tas režimas, tu tiesiog pakeiti tą mąstymą, pakeiti tą planą ir kitaip tiesiog ruošiesi, bet tokio kažkokio šoko, kad organizmui būtų, kad nesitreniravau ir dabar pradedu treniruotis, tai nėra ir mano tiesiog gyvenimo būdas, man patinka treniruotis, man patinka tobulėti, aš savo vis naujus iššūkius keliu, kad tiesiog keistis, kad gerėti ir tą daryti gali tik tai būtent tą darydamas, tai, o jeigu nedarysi tik tai svajosi apie tai nelabai kas ar ateis. O laimėjai kovą, gavai kontraktą, į Lietuvą grįžai, čia kažkokio papildomo dėmesio buvo daugiau iš kitų kovotojų palaikymo ar kažką, vis tiek sulaukiai kažkokių sveikinimų gal iš kitų kovotojų, ne vien, ar buvo taip, kad jau... Tai buvo menininkų komentarai, tai kur apie sportą nusimano labiausiai, žinai, kur kas yra sportininkas, žinai, kur pilvą tik tai augina, žinai, vienintelis sportas auginti pilvą, reikia šaldytuvą vaikščioti, žinai. Ir Delfi komentarus rašyti, žinai. Ir piešti gulbės ir sakyti, kad aš geriausiai piešiu, nes kiti. Ir geriausiai nusimano, žinai, man tai tie labiausiai patinka, kur nesusidūrė, iš viso neprisilietę arti nebuvę ir daugiausia nusimano, komentuoja. Taip visą laiką būna. Wow, čia tai yra bravo, aukščiausias lygis, aukščiausias meistriškumas. Tai, o dėl to dėmesio, tai taip, pasveikinu daug ir labai smagu, kad sveikino ne tik mane, bet ir trenerį, nes kaip ir sakiau, visa komanda tą daro įdirbį, ne tik aš. Ir tiesiog man didžiausias laimėjimas, kada treneris būna patenkintas, po kovos mačiau jo šypsoną, tai man jau irgi viskas buvo gerai, aš irgi laiminga, tai žodžiu, tai man tas daugiausia duoda, kad tiesiog irgi smagu, žmonės palaiko, daugiau žmonių žino, jiem pradeda domėtis, irgi kai kurie galbūt nesidomėjo, dabar labiau domisi, tie, kurie, pavyzdžiui, ateina sportuoti, irgi sako, atėjom sportuoti, pamatėm, norim, irgi tiesiog užsimotivavom, tai labai smagu, kad tas irgi skleidžia kažkokią gerą žinią ir žmonės į tai reaguoja. O pasijautė, nes tu ir anksčiau vesdavai merginų treniruotės vesdai, pasijautė po grįžimo į Lietuvą, kad kažkoks merginų dar antplūdis, kad tai įmanoma, žinai, kad čia labai... Padaugėjo, tiesiog merginos pradėjo galbūt ir apskritai aš matau, kad Lietuvoje merginos pradeda stebėti tą kovinį sportą, jom pradeda darytis įdomu, jos ateina ir pamato, kad čia nėra tas, tik tai jeigu, pažiūrėjau, ateidė savo sportuoti, nėra tas galvų daužimas, nes visiems kažkokia nuo senų laikų likę, kad jeigu mergina jau ateisi tokią kovinį sportą, tai viskas sudaužyta galva, neprotinga, druna ten ir panašiai. Tai ne, jos ateina, sportuoja, pamato, kad jom patinka, išsidaužo, viena ten ant kriaušės, kita tiesiog techniką darydama, tiesiog jos įsilieja, smagiai leidžia laiką, geros emocijos, prisipildo to
endorfino ir viskas išeina patenkintos ir tiesiog... Nes čia net rekomenduojama turėtų būti mergino, kai su tokiais, žinai, gyvena vyrukais, kurie tik tai nervuoja daugiau nieko nedaro. Kokia čia mane tokia... Nu, tokiais gyvuliais. Gyvena, tai net rekomenduojama yra tikriausiai eiti salėje ir įsilieti ant kriaušės. Nu, geriausias būdas, kam ten kažką kitą save žaloti, jeigu gali ateiti prie kriaušės, atsistoti, sudaužyti, ramus išeiti ir nieko nebepyksti, nes jau nuleidai tą garą. Tai... Į mus pažiūrėjus, irgi proto neprideda. Vis tiek, tą nuleisti garą ir taip eiti į priekį su tokia vizija, tai visai padeda. Sveika. Viskam, sveika, tikrai. Labai smagu šiaip tikrai, iš tikro, kad vis daugiau merginų, žinai, tą sportą, nes, 2015 tikrai nebūdavo, kad ateini į salę ir pamatydavai merginą tam bendroj treniruotį, gal dar seniau, 2008-2009, tai būdavo, wow, keista, žinai, kaip čia taip blemba, žinai, čia sportuos, čia net nežinai, kaip elgti, žinai, atsargiai, čia reikia kažkaip, žinai, ir look at us now. Stovi dabar, aš nenoriu, Ernestas, gal egi stovim. Pasikeitė tas požiūris, bet žinokit, irgi buvo, kad aš labai gerai atsimenu, kad irgi, kai pradėjau sportuoti, buvo taip, kad irgi išparinguodavomės ir būdavo tokių, kur tipo, nenoriu duoti, nes tipo, pana, tai čia stipriai nemuš. Ir treneris visą laiką sakydavo, kad varžybom ruošiasi normaliai su jai ir dirbkit. Ir jie sakydavo, Ir buvo, kad, man atrodo, ten buvau dar neilgai lankęs, bet, jau mokėjau. Ir žodžiu, kai mes išparingavom su vienu tokiu, ir jisai ten vaidino. Ir žodžiu, išėjo namo su funka nakės ir pas save ant Facebooko pasirašė. Nuo šiandien suprantu, kad negalima, tipo, sakyti, kad mergina yra per silpna. Tai žodžiu, šitą aš labai gerai prisimenu. Pavokėlė truputį vyrui. Jo, tai va, tiesiog reikėdavo iš pat pradžių tikrai save įrodinėti visiems, nes tikrai labai daug kas būdavo, kad, tarkim, viena pana įsitreniruoti ir tikrai nebus taip, kad visi sakys, čia žiauriai gera, tu turi įrodinėti ir parodyti, kad jeigu nori, tipo, kad su tavim lygiai skaitytųsi, ypač tokiam sportą, tai tu turi ir parodyti tą savo vietą. Tai... O kaip tu manai pati, jeigu būtum nuėjęs į kažkur kitą kažkokį klubą, tarkim, ne į Kudo, tada Kudo buvo, net... Jo, pagrindinis Kudo buvo. Nes jeigu nebūtum nuėjęs pas Igną sportuoti, ar būtum tiek daug nuėjęs? Ne. Manau, kad ne. Ir manau, kad nebūtų ilgai užsitęsę, nes būtent treneris ir pritraukia visą laiką žmogų prie savęs. Ir jeigu tu treneriu pasitikė labiau nei savim, ir tiki tuo, ką jisai daro, tada tu gali pasiekti. Nes jeigu tu, tarkim, būna taip, kad tu nepasitikė, kitiem būna nepasitikė treneriu, nemanau, kad čia gerai taktika sustatė ir panašiai, tai niekada nieko ir nebus, nes tas ryšys su treneriu turi būti visapusiškas, kad tu turi 100% atiduoti save jam ir tau nebereikia nieko galvoti, tu tiesiog vykdai. Tai manau, kad jeigu būčiau kažkur nuėjus, net nebūtų ilgai užtrukę ir manau, kad būčiau tiesiog nepasijutų savose vėžėse, tai... Tiesiog būtų plaukus yra. Jo. Ir matytume kitų medalių. Treniruotės ir ten kažkas lemba. Jo, manau, kad, sakau, aš esu dėkinga už viską treneriui ir jam visi didžiausi nuopelnai yra už kas dabar vyksta ir kas dar įvyks. Tai gal susipažinom su visą istoriją, perinam prie žiūrovų klausimų? Ar... Žiūrovų klausimai. Rubrika. Gerai, tai... Ką žiūrovai parašė? Reikia palauk, dabar mes esam dalį klausimų atsakę, nes nežinom nei kada UFC kova bus, tai visų, kas klausia apie UFC kovą, tai... Nežinom, sako Ernesta. Nežinau. Bet tai vienas iš žiūrovų klausimų yra toks, kaip manai, kam sunkiau pasiekti UFC, vyrui ar moteriai ir kodėl? Negalėčiau turbūt atsakyti iš tą klausimą. Manau, kad jeigu tu patenki tinkamu laiku, tinkamoj vietoj ir sugebi įrodyti save ir parodyti, ką tu gali, tai manau, kad čia yra labai labai lygiavertiškas dalykas, bet tiesiog jeigu tu esi vyras, tai iš tavęs irgi reikalauja tam tikro, kaip čia pasakyti, lygio. Jeigu esi moteris, tai irgi kopi moterų lygyje, tai tu atsiskiri taip, bet tiek moteriai, tiek vyrų lygiai taip pat sunku, tai
Jeigu neparodysi savęs, nesitreniruosi ir galvosi, kad, tarkim, aš galvočiau, kad čia, aš kieta, čia varau, tai, niekada aš niekur nepatekčiau, bet tu turi lygiai taip pat dirbti sunkiai, arti ir tada tiesiog daryti, tikėti komandą ir čia nėra kažkoks sprintas, čia maratonas, kuriam tu varai, būna pakilimų, būna nuosmukių, bet tiek pat visiems sunku. Niekas čempionu netapo netyčia. Taip, tikrai taip. Ir dabar šis UFC sutartis, ar tau leidžia kovoti Lietuvoje? Dabar Lietuvoje nekovosiu. Dabar kovosiu tik tai UFC. Tik tais galima UFC, niekur kitur, taip. Nes kitos organizacijos būna, kad leidžia Lietuvoje kovoti, nes, kaip ir nekonkuruojančios, kaip ir jeigu nėra tavo arti kovų, tai... Taip, bet jeigu jau patekai į UFC, tai vienintelės kovos, ką tu gali daryti, yra mėgėjų kovos pagal mėgėjų taisyklės. Kaip sekasi tau su sparingų partneriais Lietuvoje? Gerai, išbandinėjom vieni kitus. Bet, tarkim, ar nebūna tokio, kaip, kad su kokia Stoliarenko nebūna, kad susirašot, davai einam pasisparinguosim, pasitreniruosim kartu ar kažkas tokio, nes, esate Beraus Nemajūnas, kuri Amerikoje tai 2 lietuvės UFC dabar. Taip, tai mes esam išparingavusios, bet aš ruošiuosi savo klube, ką mano treneris pasako daryti, tą aš darau, ką jos treneris pasako daryti, tą jinai daro. Tai mes tiesiog ruošiamės skirtingais būdais ir jeigu reikės kada nors, gal taip ir bus, bet šiuo metu mums nereikia, mes atsiskyrusios darom savo darbus skirtingai ir viskas. Tiesiog palaikom ryšį, palaikom vieną kitą, bet taip, kad kartu treniruotumėmės, taip nėra. Ne, tai aš tik tais dėl to, kad su merginų kaip ir su mažai, su kuo tu sparinguojas iš merginų tikriausiai. Taip, bet būtent mes dėl to ir važiuojam į Ameriką, kad pakeisti ir kad būtent būtų tos partneris. Tai klausimas tas, ar esi pajungusi kokį vaikiną per sparingus, ar tai nėra, kad taigi nepajungia. Ar pasadinus esi kažką? Buvau pasadinus, išjungus tai nebuvau, bet pasadinus buvau. Per pilvą daugiau kartų buvau, bet buvau. Tai per pilvą tai šedokan, tai čia tie pilvai, žinai, nepas visus šitie presai tokie būna nuo gimimo geri. Buvau. Tai mes kalbėjom, kad iš plaukimo atėjai tu. Jo, kalbėjom. Aš galvoju, kad plaukimas tau žiauriai padėjo, žinai, kaip tu manai, kad... Nes... Manau, kad tikrai padėjo dėl to, kad būtent tai ištvermė, kad aš galėčiau 10 raundų kovoti ir tikrai taip tas yra jau nuo pat mažens, aš tiesiog į tą plaukimą jau nuo 5 metų, tai jau man išsiugdė ir ta visa disciplina ir tas režimas ir taip, kad būtent galbūt ir tos treniruotės, kaip ir sakot, kad tu pastoviai salėje sportuoji ir panašiai, tai jau tiesiog nuo to mažens jau aš tiesiog sportuodavau kiekvieną dieną, aš būdavo, kai mažytę būdavau, tai man sakydavo, ateikit treniruotę. Ten 7-8 metų aš ateidavau treniruotę, praplaudavau, kiek man reikia, aš išeidavau, tada praeidavau valandą ir aš skambinau mamai, sakau, mama, ar galiu dar kartą ateiti treniruotę dar vieną, nes aš noriu dar, neturiu ką veikti. Delfinų ir kompleksų. Tai sunkiausiais. Tai, žodžiu, tai ir vėl eidavau tada į treniruotę pasibaigdavo ir tada jau galėdavau ramiau važiuoti namo. Ne, kad varlytę, ne, delfinų sunkiausias. Viskas sunkiausias. Bet tikriausiai labai padėjo tas dalykas, kad yra mama trenerė ir irgi aukšto lygio sportininkė savo laiku buvo. Taip. Vis pagerinus tarp virš 100 Lietuvos plaukimo rekordo. Taip. Netgi buvusi yra olimpietė 96 metų Atlantoje. Taip. Paplaukai man. Tai visiškai aš tik domėdamasis apie tai sužinojau, kad tavo mama yra ne tai, kad plaukimo trenerė buvo, bet ir olimpietė. Tai kaip tau psichologiškai tikriausiai ne vien iš trenerio buvo toks palaikymas visą laiką su sportu, taip ir mamos tikriausiai visur. Taip, gavosi taip, kad aš matydavau tą tokį kaip ir gyvą pavyzdį, kad viskas yra įmanoma, lygiai taip pat atėjus į šitą sportą, aš mačiau trenerį kaip pavyzdį, man kaip ir dabar jis yra pavyzdys, ką jisai daro, kaip tiek sportiniai karjerai, tiek gyvenimiškose
visokiose srityse, jis man yra pavyzdys ir aš tiesiog mokausi, o mama irgi lygiai taip pat jinai palaikydavo ir aš dėl ko dėkinga labai jai esu, nes jinai būtent būdama sportininkė, jinai labai gerai supranta, ką reiškia, kai tau sunku, ar kai tau kažkas kitaip vyksta, ar kai tau nėra nuotaikos, ar kai ten biški nepasiseka treniruoti. Ir, žodžiu, labai daug dalykų, į kuriuos jinai nekreipia dėmesio, arba ten, tarkim, kai kitiem būna nesiseka mokykloje ir sako, viskas, tu neįsi treniruoti, tau reikia mokytis. Tai ne, pas mane būdavo, aš atsikeliu ryte, mama, aš varau į trefiją, aš nuvarysiu vėliau į pamokas arba padarysiu namų darbus, kitą dieną nueisiu mokyklą. Gerai, tipo, pasidaryk namų darbus, bet į trefiją šventą varyk. Tai va, aš dėl to jai esu dėkinga, kad, jinai suprasdavo, kad aš visą laiką būsiu sportininkė ir kad nebus taip, kad aš sakysiu, aš einu į mokyklą, į treniruotės, neinu ir aš mokysiu. Ne, jeigu eini į treniruotės, tai tu tikrai ir spėsi ir pamokas padaryti viską. Jeigu tu nenori, tai tu nieko nespėsi ir nieko nepadarysi. Tai vat, aš už tai jai dėkinga, kad jinai tokia supratinga, tai džiaugiuosi dėl to. Tai gerai, toliau judam. Ar pavyksta suderinti sporto karjerą su socialiniu gyvenimu, santykiais? Tai iš tikrųjų, kad realiai užtenka, kiek turi laiko, tiek ir skiri, o jeigu neužtenka, vadinasi, tavęs nesupranta žmogus, tai turbūt netinkamą žmogų turėčiau. Bet mano žmogus supranta mane, palaiko, man to labiausiai reikia, kad man nekvaršintų galvos, nesakytų, kad va, rinkis mane, o ne sportą, nes man reikia dėmesio ir panašiai. Taip nėra, aš dėl to džiaugiuosi ir aš tiesiog galiu siekti savo tikslų, negalvoti apie tai, kad va dabar plemba turiu grįžti būtinai, nes man reikia duoti dėmesio kitam. Ne, taip nėra ir aš tiesiog dėl to laiminga, kad supratingas žmogus yra šalia. Manau, tas yra svarbiausia, kad supratingas būtų. Suraskit supratingą žmogų. Plojimai, narvai. Bet kurioje srityje, man atrodo, tiek versle, tiek visur, jeigu supratingą žmogų turėsi šalia, jis visą laiką tau leis tobulėti ir nestabdys tavęs, kad, tarkim, tu per daug laiko praleidėt čia darbe ar treniruotis ir panašiai, bet tave tiesiog stums, jeigu tau reikia, tu darai ir jisai supras ir suvoks, ką reiškia, tai va dėl to yra labai labai svarbu. Tai taviškis irgi esi prisilietęs prie šito sporto yra. Tai jo, tai va, jisai ir gerai, kad supranta, nieko nėra taip, kad, o Dieve, mano mergaitė sumušė. Tai dėl to tikrai nėra nieko kažko panašaus, tai va, dėl to džiugiuosi. Tai, ar namie būna sparingai? Ne. Gerai, judam talin, tai nežiūrint į lytį, svorio, amžių, su kuo norėtum sukovoti? Tai čia gal ne Lietuvoje, apskritai, jo. Ne su Lietuviu, apskritai pasauliniu mastu, istoriniu mastu netgi. Jo, net gal neėmam tipo aktyvių kovotojų, o šiaip kokia būtų svajonių. Iš tikrųjų, tai būtų ne tai, kad gal per visus, bet jeigu taip kalbant apie, sukonkretinsiu gal apie UFC, tai jaučiu, kad norėčiau su Amanda Nunes. Nes jinai vis tiek visų laikų geriausia buvo. Ronda Rousey buvo, bet Amanda Nunes manau, kad šiuo metu yra geresnė negu, tai manau, kad su ją man norėčiau sukovoti ir išbandyti save. 3 dalykai, už kuriuos esi dėkinga šiais metais. Treneriui. Treneriui dėkinga esu. Esu dėkinga, ką dar? Visus 3 dalykus turbūt treneriui pasakyčiau. Bet... Pergalę. Jo, esu dėkinga visų pirma tai treneriui, nes be jo nebūtų kitų dalykų visų, kuriuos pavyko pasiekti per šios metus. Tai būtent už tas pergalės ir aišku, galimybę daryti tą, ką darau. Ir turbūt 4 įdėsiu visus žmonės, kuriuos turiu šalia, kurie mane palaiko. Tai vat, dėkinga esu ir jiems, nes vis tiek, kaip ir sakiau, be visos komandos, kuris susideda į tą vieną tašką, niekada nebūtų ir manęs. Tai esu labai dėkinga, kurie yra šalia manęs, lygiai taip pat kaip ir jūs, kad pasikviečia, domitės, palaikot. Ir man tai yra tiesiog sudedamoji dalis į visą, kas mane veža link mano tos vienos po kitos stotelės, kurią siekia. Tai dabar... Toks klausimas, nes aš nieko nemačiau, kad tau būtų dingus motivacija, bet ką darai, kai dingsta motivacija ir kokie patarimai būtų tavo, kaip atgaivinti tą motivaciją, nežinau. Aš taip dar irgi paklausiu, nors motivacija ar disciplina? Čia jau motivacijos nėra šito žodžio, iš tikrųjų, čia jau disciplina eina, tiesiog turi daryti ir darai.
O taip, kaip, pavyzdžiui, kiti žmonės pasako, pas mane nėra motyvacijos. Nėra tokio dalyko. Tiesiog arba eini darai, arba neini ir nedarai. Tai manau, kad jeigu turi discipliną, turi tą režimą ir nori, nenori, blogai miegoji, gerai miegoji, žinai, kad turi padaryti, dėl to, kad jeigu turi galutinį kažkokį tikslą šiuo metu, kurį nori pasiekti, tai turi visais būdais link to ir eiti. Bet jeigu kažkokį ieškosi savo pasiteisinimų, kad šiandien gal ne ta nuotika arba nėra noro tą ir tą daryti, tai tas tikslas gali taip ir nuplaukti labai greitai. Tai jeigu kažko labai nori, tai darai, iki kol padarysi ir tada naują susigalvoji ir vėl važiuoji. Ir tai jau nesibaigia, kol visam gyvenimui, kol pasieki viską užpildai, kad būtum patenkintas, kai būsi, baigė, pavyzdžiui, mano atveju, aš manau, kad kai baigsiu karjerą, aš noriu tiesiog savo pasakyti, kad aš tikrai viską padariau ir viską išpildžiau, ką aš norėjau, o ne taip, kad, tarkim, darai ir paskui gale gailėsi, kad lemba, gal to nepadariau, gal tą galėjau daryti, gal ten galėjau save paspausti geriau arba pamiegoti, pamiegau, bet neįsimiegau ir net jau, taip ne, nes aš tada save, aš nežinau, jeigu aš, pavyzdžiui, nepadarau treniruotės, kurią aš turiu padaryti, tai aš naktį nemiegosiu, nes man, sąžinė mane griauž taip, kad, žinokit, iš tikrųjų, tai būna, kad, aš turėjau padaryti būtinai vieną treniruotę, fizinę treniruotę ir mes buvom stovykloje ir aš tiesiog neturėjau reikmenų tą padaryti, tai mes po stovyklos grįžom su treneriu į salę. Sekmadienį vakare ir sakau, treneri, aš einu daryti treniruotę, nes aš turiu padaryti, nes aš nemegosiu. Taip, nes aš nemegosiu ir treneris sako, taip, taip ir turi būti. Tai treneris sėdi, žiūri, kartu padarom viską, kaip ir vieną komandą, viską pasidarom ir tada einam ramiai miegoti. Savęs neapgaudinėjai žodžio gyvenime. Negalima. Kontroliuoji save. Tai skiria paprastus sportininkus nuo čempionų. Taip, lengvai, visiškai gerai. Paskutinis klausimas būtų top 3 patarimai, ką siūlytum daryti žmogui siekiančiam profesionalo kelią. Tai rasti trenerį, kuris pilnai atsiduotų tau ir tu taip pat jam, kuris būtent galėtų visų 100% padaryti viską iš tavęs, ką tu esi ir gali padaryti. Tada dirbti, maksimaliai dirbti, kiek tik įmanoma, bet aišku, jeigu visą laiką tik tai treniruosis, tu gali persitreniruoti, tai visą laiką žinot, ką reiškia būti treniruočių režime ir kada tau reikia kartais poilsio. Tai tavo suderinti, bet visą laiką dirbti sunkiai ir aišku ir tikėti, ką tu nori pasiekti, tikėti tuo, kad tai įmanoma pasiekti. Nes jeigu tu dirbsi ir sakysi, blemba jaučiu, gal aš nelaimėsiu arba gal aš to nepadarysiu, tai 100% ir nepadarysi. Tai jeigu tikėsi ir savo galvelį įsirašysi, kad gali, tai tikrai ir galėsi. Tai manau, kad tavo. Ačiū labai už šią motyvacinę žinutę. Man atrodo, mums ant balams reikėtų biškį pasitempti. Paskutiniu metu esam pakritusiai formai. Žiūrim, jau šiandien krosas vėkiauja. Jau viskas motyvavę. Tai ką, norim padėkoti žiūrovams, buvusiems šią nežinau kiek laiko, iš tikrųjų nei... Valandėlę, manau, kažkas tokio. Norėtume visus pakviesti, šėrinti, subscribinti, palaikyti Ernestą, pafollowinti tiek mus, tiek Ernestą, žiūrėti šitą video, džiaugtis, nuo šiol mus galite klausytis ir Spotify. Tai... Kas nemėgsta žiūrėti, galite tik tais klausytis mūsų šių nuostabių balsų, šių nuostabių motyvacinių istorijų. Ir ką, susitiksime tik tais po švenčinė. Ši laida jau viskas, paskutinė šiais metais. Ačiū. Tai ačiū visiems ir ačiū labai jums, kad pakvietėt. Ambala 5. Ambala 5. Ambala 5 kitam. Tai, žodžiu, nesustokit, kitiem metam susigalvokit tikslų ir nerealių, bet po biškį žingsnelis po žingsnelio ir viskas yra įmanoma. Viskas yra įmanoma, ačiū, kad buvote, ačiū jums. Ačiū, dėkui. Iki.